Šiandien tik 25% moksleivių tikrai žino, ką jie norėtų studijuoti. Kiti 75% savo studijų ir savo krypties dar nėra pasirinkę. Dėl tos priežasties mes norėjome šioje nacionalinėje karjeros savaitėje pakviesti kuo įvairesnių specialybių atstovus, kurie galėtų pasidalinti su mokiniais savo profesinę patirtimi. Ir labai džiaugiamės, kad šią iniciatyvą sutiko globoti Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Susitikimų vyko apie 265. Prie nacionalinės karjeros savaitės prisijungė apie 250 mokytojų ir apie 200 specialistų važiavo į mokyklas. Kuo aš džiaugiuosi, kad turėjau galimybę mokiniams paprastai, galbūt jų kalba ar žmonių kalba papasakot, kasgi yra tas bankas ir kaip aš elčiaus dabar, jeigu būčiau jų vietoje. Tai būčiau 9-okas gimnazijoje ir man reikėtų rinktis profiliavimą. Tiesiog įdomu išgirsti viską iš žmogaus perspektyvos, kaip jis ten dirba, kaip ką, nes ir kažkaip sužinai iš abiejų pusių ir tada gali nuspręsti teisingiau. Jeigu aš būčiau turėjęs tokią galimybę, kaip dabar turi jaunimas, kad pamatyti iš arti, bent jau praktiką išgirsti, papasakoti, arba kaip mūsų įmonėje turėti galimybę pašešėliuoti profesionalą, tai be abejo būtų gerokai paprasčiau. Įdomu buvo tai, kad ir smagu, kad Lietuvoje galima kažko pasiekti šiais laikais, kai net visi skundžiasi, kad nėra darbo, visi streikuoja panašiai, o vieni žmonės tiesiog šypsosi ir eina su šypsniu. Manęs kažkaip nedomina toksai ofiso darbas, aš kažką galvoju apie karjerą su verslu. Iš tikrųjų, vaikai ne visai taip įsivaizduoja tą darbą. Daug kas renkasi bendro pobūdžio kažkokias tai studijas, nes galvoja, kad ten pinigai, kažkaip tai skaičiuosim pinigus, bus gerai. O iš tikrųjų tai veiklos yra įdomios daug bet kur ir svarbiausia, kad ta veikla iš tikrųjų būtų tikrai įdomi visą gyvenimą. Turėtum ką atrasti, turėtum ką išmokti, o tada ir pinigai iš paskos ateis. Aš pati dirbu karjeros koordinatorė čia gimnazijoje. Mokiniams iš tikrųjų labai naudinga prisiliesti prie praktinės dalies, kad ir šiandien po pamokų jau sako mokytoja, kokių dar praktikų pakviesite. Iniciatyva yra ilgalaikė. Darbuotojai gali dalintis visus mokslo metus savo patirtimis su mokiniais, organizuodami susitikimus mūsų portale www.kamtoreikia.lt.